Sveiki žiūrovai, atlėkiau sekmadienį turgų po 6, kaip matote jau pilna žmonių, bet vis dar atvažiuoja naujų pardavėjų. Ir ką, bandysiu ieškoti kažko įdomaus, viską jums parodysiu. Ačiū už paspaustus laikus, žiūrovų vis daugėja ir daugėja, labai malonu. Čia radau keletą žaislų, Batmano, Lego mašinytę. Čia pražiopsojau šitą monstriuką, bet nieko baisaus. Lėkime prie kito pardavėjo, taip pat pilna žaislų, kompaktų, batų. Monitorių nusipirkau, taip pat parodysiu. Čionais, jeigu matote nuotraukas įkeltas taip, tai reiškia jau kažką pražiopsojau, nes grįžęs peržiūrėjau video ir pamačiau, kad po savęs palikau daug gerų, brangių daiktų. Kai prie tokio stalo prieinu, tai net tingisi krapštytis, ieškoti. Viskas maišuose, labai daug laiko užima ieškoti, knaisiotis, bet kažką randu įdomus, bet nematytas. Tik vėliau pasižiūrėjau, kad gan ir vertingas. Ant stalo daug visko prikrauta, bet akį patraukia kompaktai. Bet šalia guli Namco, kaip Men žurnalai. Ir juos pražiopsau. Nežinau, kiek jie verti, bet bandžiau ieškoti eBay, tai tokių neradau. Gaila. Toliau matau vazas, lėkštės, nelabai jos mane domina, arba didesni daiktai. Nuo šito stalo pagriebiau porą daiktų, gan geros kainos buvo. Šitą pilį pamačiau, bet firma prastoka, tai net nečiupinėjau. Šitą fotoaparatą pražiopsojau, bet pamačiau PlayStation 1. Tai paklausęs keletą daiktų nusipirkau. How much for PlayStation? I've got a $5 on it because that gets stuck down, but Yeah. someone with know-how to clean it up. It's cable or? Yeah, all cables. Can I look? Yeah. Controllers, it's even got the splitter for the extra controllers. You say 5, yeah? Yeah. Okay, take. Ir vėl stalai nukrauti pilna žaislų. Taip pat konsolė Xbox už 25, pultelis 10. Kainos normalios. Gal truputėlį pigiau negu eBay, tad manęs nedomina. Čia keletą daiktų mane sudomino. Telefonas, bet norėjau už 10. Obliai, šitie obliai po 10 irgi, tai nesurizikavau, bet kaip grįžęs po to pastebėjau, kad jie po 20 įvertinti internete, tai labai gerai, kad nepirkau. Everything in that red box is 50p each.
Stalo žaidimai nėra tokie brangus nauji, apie 10-20, tad aš jų nebeperku. Po to dar matau žaislų, bet jau man jų užtenka. Naujų pardavėjų nebeatvažiavo. Tad dar keletą stalų peržiūrėjau greitai. Vaikiški drabužiai irgi nebedomina. Čianais stalas buvo brangokas. Pultelis buvo aptrintas. Tad 4 svarai, sakyčiau, daug. Žaidimai irgi po 4, net nečiupinėjau. Ir jau baigėsi mano medžioklė. Grįžtu namo. Viskas jau gražiai sudėta ant skrynios. Šį kartą užteko vietos. Beveik viskas telpo į mašiną. Tas ir svarbiausia. Ir pradėkime gal nuo žaislų. Žaislus pirkau vaikams. Mokėjau 3 svarus už Batmano stotį. Daug žmogeliukų. Labai gerai, nes dažniausiai būna be žmogeliukų arba trūksta. Tai aišku, gera kaina, pasisekė. Dar iš tos pačios pardavėjos pirkau mašinytę Lego. Nesu tokias matęs anksčiau. Čia liktais jinai susideda, bet tokios detalės didelės, įdomiai, mokėjau 5 svarus. Čia bus vaikams. Toliau, čia grotuvas, kaip suprantu, video iš Hasbro firmos. Jau kaip ir skaitosi retro, 20 metų senumo. Skaitosi retro, bet aišku, atrodo tai nelabai retro. Nežinau, ar veikia. Nežinau, ar veikia. Kažkus apie 12-20 svaro mačiau eBay, bet reiks ieškoti pakrovėjo. Toliau serialas. Tiksliau 2. Pirkau už svarą. Gerą kainą, prieš perkant patikrinau. Pagal šitą kodą. Tai šitas būtų apie 12 jau panaudotas ir šitas nuo 16 prasideda iki 30, naujas 35 kažkas. Toliau svarstyklės. Svarstyklės mokėjau 5 svarus. Dar šitas buvo, šitas mokėjau svarą. Labai pasisekė. Šitos prasideda nuo 50 iki 100. Kaip nekeista, šitos pigesnės. Nuo 20 iki 45. eBay yra įdėtos. Toliau. Šitas Indoor Amplifier. Čia internetas, kaip suprantu, 4G. Namuose internetas keliais, mokėjau svarą, yra net čekis. Čekis 19 metais, kai 19 metais mokėjo 35. Yra eBay už 25 sudėtas, naujas 30.
Toliau pamačiau Sony PlayStation, sakau kokią kainą, sako 5 svarai. Pamaniau gerą kainą. Sako neveikia šitą knopkę stringa. Po to dar pamačiau kompaktą, bet pamačiau iš pradžių, kad juodas, tai sako vis tiek apsimoka gerą kainą, bet dabar pasižiūrėjau, kad čia vienas iš pigesnių. Kriketas. Žodžiu, šitą knopkę neveikia, reikia išvalyti. Sako, tai yra laidai, sako, jo, yra. Ir pasižiūrėjau maišą, žiūriu pultelis, aišku, čia viskas purvina. Po to yra dar tas trišakis, ar kaip šį vadinas. Ne trišakis, meluoju. Nu, žodžiu. Ir dar pultelį mačiau. Pultelis. Kaip tas pultelis. Žalias. Visai gražus. Mažai aptrintas. Aišku, purvinas. Ir laidų visokiausių. Tai gera kaina. eBay prasideda nuo 35 iki 60. Čia yra 9002 modelis. Toliau šitie grotuvai. Pasiūliau už 20, nusidėrėjau iki 15, prieš perkant patikrinau. Tai buvo keli parduoti šiais metais, po 60, 80, tai apsidžiaugiau. Bet dabar geriau apžiūrėjau, tai varžtai pasakioti abiejų. Tai nežinau. Tas Technik apie 15, nes šiandien tik tais tuneris, nieko ypatingo, radija. O čia yra amplifieris. Tai nežinau, aš sakyčiau gal dienos klaida, bet aišku dar nepardaviau, bus matyt. Televizorius, mokėjau 2 svarus su jungtim. Geras jungtis, žaisti, žiūrėti filmus ir aišku yra CD grotuvas, DVD. Bet pultelis neoriginalus, kitoks. Tai kažkur nuo 30 svarų prasideda, yra ir po 45. Visai gerai sakyčiau. Po to pirmą kartą pirkau radijas, norėjau sakyti, gitaras Xbox 360. Retai man tenka jas sutikti. Kažkur jų vertė po 30. Aš mokėjau už abidvi 3 svarus. Tai labai pasisekė. Kaip nekeista, kad turgaus vidury pilna žmonių buvo jau. Kažkur apie 8 ryte. Tai vat, įdomiai net. Kažką galim rasti ir vidury dienos jau palyginus. Toliau šitas toks įdomus žaidimų konsolė. Pamačiau, sakau, dar kaina 2 svarai. Excellent condition. Mačiau, te pardavinėjo, turbūt anūko. Kažkiek panaudoja, pažaidė. Po to pamatė turbūt, kad yra PlayStation 5, tai nebereikėjo šito. Internete kažkur įdėta apie 20-25. Tai sakyčiau, labai gerai pasisekė. Toliau šita dėžutė. Pamačiau Kodak. Fotoaparatas. Nesenai pardaviau čia šitokius nuotraukas
nuotrauką spausdinti aparatas. Pamačiau dar fotoaparatą, bet žiūriu, kad čia visai kitoks Olympus Miu. Sakau, tai čia kad skiriasi viskas. Ai, sako, nieko nežinau, visą dėžė 20. Sakau, už 15 atiduok. Sako, 16. Nu gerai, sakau, 16. Tai šitokį fotoaparatą esu turėjęs. Juoda, biški buvo suskylęs. Pardaviau, man atrodo, už 60 ar 70. Šitas gražus, bet žiūriu, kad gumos išlindusios. Įdomi. Kainos šiaip jų Olympus Miu nuo 60 iki 120. Viskas priklauso nuo stovio. Tai labai čia man pasisekė. O šitie visokie laidai. Spausdinimo aparatas čia nuotrauko. Tai tiksliai nežinau, bet kažkas gal apie 20, nes esu pardavęs su fotoaparatu už 60. Už 60, tai kaip už 15 svarų, tai čia labai gerai man. Ir ką, kaip ir viskas, visi radinukai, greita apžvalga. Ai, dar čia nais yra automobilių padangai pripūsti aparatas. Mokėjau 3 ar 4, dabar neatsimenu, 3 ar 4. Tai jų kainos prasideda nuo 12 iki 25. Priklausomai nuo firmos, nuo stiprumo, greitumo. Tai va, darbo bus, valyt, šveist, fotografuoti. Viską sudėti į parduotuvę. Ir ką, lėkiam tada pasižiūrėti, ką pardavėme. Praėjusią savaitę parduota tik 5 daiktai. Tai greitai peržiūrėsime. Tai būtų pultelis Sony PlayStation 3. Parduotas už 8. Plaukų garbonavimo įrankis marka Hell. Parduotas už 10. Veikdrodis su Mustard Coleman's simbolika. Parduotas už 30. Lėkštė sidabrinė. Sidabrinės spalvos tiksliau. Parduota už 20. Skaičiavimo mašinėlė. Casio. Parduota už 7,50. Ir šiandien pasiūlė kamerą už 16 svarų. Bet vis dar laukiam, kol apmokės. Bet ką tik pasižiūrėjau, kad pirkėjas iš Kinijos. Tai įdomi, kažin ar sumokės. Turėtų jam kainuojant siuntimas brangiai. Nu, žiūrėsim. Tai va, 5 daiktai. Kasdien po vieną maždaug. Tai silpnokai. Lauksim geresnių savaičių. Ačiū, kas palaikot, kas paspaudžiat like. Ir iki greito. Ačiū, kad žiūrėjote.